matau blondinę, nematytą, kažkada mes ir nebuvo jį, bet buvo kitaip padažyta. Dabar padažą dažau aš mašinį rytą, jau, raipčikas, kartais valgiau, zaibys, o kartais kepčikas, dabar einu vėl, po gatvę žiūriu, ten žiūriu, kažkodėl aš su tapkėm, už tapkių kažkoks užrašas, netas iš filmų žaislų, dabar einu prie purslų, oi kaip skamba, oi tu blėt, dairaus, matau, kad žiūri į mane tie, kurie sako, aš tave matau, einu toliau, prie Nidos buvo gerai, gerai buvo, launai buvo, ragonų buvo, žiogų ten buvo, velnių buvo, visokių briedų buvo, briedis irgi buvo ant kelio, dabar jisai turbūt jisai jau po kelių, po žemėm, po karstų, užkastas, neužkastas, nežinau, gal suėstas, gal užmuštas, greičiausiai užmuštas, nes užmušėm mes jį, blečiam vakas pagonu, kuris vairavo jis, bijojo jis jį, sakė, blėt, ką daryt, reikia motinai skambint, paskambino, čiut neapsiverkęs, galvau, žemaitis tvirtas, o gaunasi jisai, buvo vis dėlto, anksčiau turbūt irgi buvo verkęs, tada atvažiavo, jūra buvo ahujena, senė ir Maurius, blėt, ir saulė ahujena, dar mačiau aš genį, ir vorų ten labai daug buvo vienoj, bet iškešinė vieno. Tada sakau, ladna, reikia eiti toliau, nes jūrą jau užuodžiau ir pagaliau aš ją matau. Tiksliau jau matęs buvau, bet nors dariau ir buvo tikrai blėt, ahujena eiti. Buvo labai gerai, buvo daugiau negu 3 žmogai, turėtų būti žmonės. Betgi pohuitas Bibi padėjęs ponas, ne visat, bet jeigu dėjęs, tai tikrai didelį ir galiu vėl prie tą pačią būdą. Einu Maksimas, tai ir grūdą, einu pukštą maitinu vėl, kaip kadais, kaip įsilaigi buvo irgi. Valgo, aš irgi kartais valgo zaibys, o kartais kepčikas. Toks jau tas ir repčikas, kurie puoja žmonės, šoku, kartais, blėt, pentas kartais, tekstailo kartais nemoku, pamokose aš irgi nemokėjau ten labai būti, nes kaip visą tą lašininį dėjau, labai daug keikios, iš tikrųjų noriu jų atsisakyti, nes labai daug svaidaus aš jais. Einu toliau, einu ten, kur kibirai, su vandeniu, o ne su tuo, apie ką manai, mąstyk apie tą, ką reikia mąstyti, yra savo mąstyki, matyki, kažkada tai buvau sakęs ir vėl noriu pasakyti, kaip gerai, kad lietuvių kalboje yra daug su rytis, padaryti, rytas ir vis darytas žodžiai tie gerai skamba, bet gaila, kad ant kiekvienas skambėjimo yra padėtas tonas su galu, ne tonas jis vadinas, bet mano žodynas mažas, kaip purva, didelis vandeninas. Mažas, aš nedaug knygų skaitęs, nes nenyga, bet ne taip, bet Lietuvogi netaip suvaržyta, daugiau čia hačia negu knygų tų pačių Tupakas, baliuot, maladės čuvakas, pirmas repčikas buvo klausytis, maladė, koks didelis buvo, man respekas, ką aš kalbu, ką aš nusišnekas, žiežulose jas ragapjūtė, o rūgpjūtis buvo visai, nichuja nebuvo visai, dabar užtat visai, bet vis tiek kartais įdomu, kodėl ten, kur aš lovo jau kloju, ten, kur viskas jau labai gerai, ten, kur idėjų yra, ten, kur žoneloja, ten, kur viskas turėtų būti idealiai, ten, kur perfekcionizmas neranda prie ko prisipysti ir vėl aš įlinkęs į savo tas brytvas, kadais blėt mintas ir vėl aš tom brytvom, vėl aš pjaustytas, vėl kurva, sunku nuryti mintis, vėl kodėl, vėl dėl to einu paukštį maitinti, vėl kodėl, nes rytas vėl ir einu vėl pas paukštį, vėl grūda vėl ir jam į burną aš grūdu tą grūdą vėl, nes labai sunku nuryti šitiek, kur
kurios bandė ryti ir kiekvieną naktį vis dar lovai, kurva, jos sunku matyti, kiek tų dėmenų, kiek tų plėtkiaulių, kiek tų toršų svastikų paišytų, kiek tam plėtydų, kiek tam bobų išdraskytų, kiek supistų kūdikių, kiek tam plėt neščių iš plėt prievartautų, kurva, jo ten tai buvo, dėl to ir aš sakau, ar tu manęs klausai, ar tau sakyti, kurva. Ojajaj, kiek daug keiksmažodžių, bet prisimink, pas mane žodynas mažas, bet tas didelis, kurį galiu padėti, ir tas, kuris į tave gal kada įlys, kur aš neįkandęs į dantis nieko, tik tai tą savo gėdą, kuri mane duoda pabėgti nuo savo bėdą, jau bėgė, jau. Kiek aš jau bėgu nuo jų, jau kiek aš bėgsiu dar, kol kojas turėsiu, kol džemstelą šoksiu, kol aš mokėsiu, kol aš dar nesėdėsiu šitam vežimėliu, kuriems sėdi kai kurie galėjo stovėti, kurie gali ir stovėti, sėdi vežimėlį, ne Maksimos, o šitam briedė, kurį jau paslūmės kiek, šitiek laisvė, šitiek džiaugsmo, matai, tu, blėt, taip nepaukštis, blėt, viskas visai pys, bet kodėl vis tiek negalvoju, kodėl vis tiek tas bibys, alus, 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 man pochų zaipys. Tikiuosi, kad užteks man jo ir rytas bus vėl ir vėl stovės tas bibys, kaip kiekvieną rytą, rytas įdo mano kalbos. Prakaitas gaila, blėt, jau pagavau tą stadiją balto arklio, kuris gaila pas mane. Galvau, karvė bus, bet gaila arklys. O, žiūrėk, alus vėl į mano burną įlys ir be prievartos jis lenda dėl to, kad, nu žinai, bet aš gal netoks, nu aš tikėčiausi, gal būčiau kitoks, norėčiau tikrai, jo. Kas čia per grūzas, davai grūdus ir toliau į kukurūzų šitą pievą. Kukurūzus, ladna. Dabar Visaginė, kur išlytęs aš iš vaginos. Tas pats gimtinis gestas gimtinė, kartais verdu samavoną, gaunasi dėktinė. Bet jeigu gaunasi, tada labai gerai, kad gavos. Nes apgamas, nudraskytas buvo avos, ai, blėt, vėl aš sakau, žodynas mažas, labai sunku nepakelti rankas ir kiekvienas tą žino, bet dabar atrodo, kad taip ir sunku, nepaslėpsi tą, ką tu labai dažnai galvoji, daug galvoji, tokio mintį galėtų vaiką nunuodyti. Gal ir seno, kūnigas tikrai taptų senu, jei jaunas jis buvo. Plekalus baigęs, iki parduotuvės dar yra laiko, gal nuvarysiu ten, kur šitose kasose cigaretės laiko, nusipirksiu aš ir nuvarysiu prie ežero ant soliuko. Matai, kaip žodžiai. Tai va. O kažkas nori duoti tikrą repą apie žmonės, apie taip, kaip jie chujovai galvoja, kaip jie daro nuodėmės ir kodėl jie nesvajoja, kodėl viskas taip chujovai, kodėl jie, blėt, aš bent jau lovą pasiklojęs, blėt, seniuk, tu, blėt. Ir ką tu gali te pasakyti, iš kur tu galėjai kažką sužinot, kai sunku tau šitai mąstyt, kai tu galvoji, kad nebebūs jau ryt. Ir manau, kad gaila iš tikro, kad negali atsipalaiduoti. Tikiuosi,